3-2-1 karate. Sveiki atvykę į 16 epizodą. Ką, šiandien veiksmas keliasi pas mane į garažą. Tai praeitą kartą judėjom su techno ritmu, šiandien judėsim su drum and basso ritmu. Turiu spaudimo treniruotę, pagrindinę spaudimo treniruotę. Lekiam daryti, lekiam spaust ir pasidalinsiu savo pastebėjimus po treniruotės. Shadows and the light, the chaos and the night. We won't break, we're one step away from the fire in your eye, the place we call alive. We won't break, we're one step away. Ready to lose control. Shadows and the light, the chaos and the night. We won't break, we're one step away from the fire in your eye, the place we call alive. We won't break, we're one step away. Ready to lose control. One step away, 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 away. Ready to Ok, kadangi turiu truputį veiklos, tai įrašinėsiu savo visus pastebėjimus po treniruotės tiesiog iš automobilio, tai labai nepykit smarkiai. Jo, tai ką šiandien pasisekė padaryti, tai pagrindiniai tokie kaip ir darbiniai setai buvo su 140 ir 130. Tai pirmas tas singlas su 140, dar šiaip grįžtant tokį žingsnelį atgal, ne, paskutinis warm-upas su 120, ta prasme, skrydis nuo krūtinės, wow, pojūtis tai labai buvo geras. Ir aš ko gero nesu gal jautęs dar, ta prasme, niekada, kad taip jaustųsi 120 nuo tos krūtinės, kad jis taip smarkiai kiltų ir taip lengvai rankose jaustųsi.
Tai labai patiko tas jausmas, nu ir aišku, ta prasme, visiškai nedvėjodamas, plus 20 kg, 140 kg ir, nu, nemanau, kad čia kažkokių ten turėjo man sukelt labai daug iššūkių, bet buvo toks, sakyčiau, ko gero, tas mažas misgrūvinimas. Su kiekvienu video aš jūs išmokinsiu po naują terminą. Tai kas yra misgrūvinimas jėgos trikovinikų kalboje, tai misgrūvinimas yra, kada tu neužsiemi tinkamai pozicijos. Kažkur padarai kažkokį techninį erorą. Tai manau, kad ir aš padariau tą tokį techninį erorą. Tai žodžiu, ir jisai man taip ir padarė, kad tiesiog ta štanga truputį rankose suplaukėjo, bet kas svarbiausia, jėgos pojūtis. Ok, gal ir neiškontroliavau visiškai gerai to štangos, bet jėgos pojūtis tai yra visiškai kosminis ir to prasme irgi ką rodo skaičiuoklė šiai dienai, tai na, gražus skaičius, bet jį reikia įgyvendinti, ta prasme jį reikia padaryti realiai. Bet bent jau manau, kad arti to kažkur tai tikrai esu. Ta prasme, jeigu viskas bus padaryta puikiai iš technikos pusės, jeigu gerai jausiuosi, jeigu gerai jausis pats svoris rankose ir tiesiog visi šitie faktoriai sukris, tai tikrai galima tikėtis labai didelio rezultato. Toliau einam prie 130 trim pakartojimam, tai irgi ko gero toks vienas lengviausių spaudimų su šitu svoriu. Aplamai irgi per visą laiką, kiek treniruojuosi, kiek užsiemu šitų sportų, čia gal biškai. Nors nelabai čia ir veikia. Ja, tai žodžiu, ko gero vienas geriausių tikrai tokių spaudimų ir žiauriai patiko tas setas, jis buvo jau geriau iškontroliuotas, žymiai geriau jautėsi. Gal kiek atrodo pojūtis ganėtinai lėtas nuo krūtinės, bet ta prasme jaučiasi irgi labai stipriai ir tikrai su dideliu rezervu. Tai, okei, kol kas tikrai šitas blokas einasi labai puikiai, svoriai po truputį kyla, viskas jaučiasi geriau ir geriau su tokiais lengvais techniniais eroriais, bet jau mano pačio klaidos gal turbūt truputį perskubu, tiesiog gal adrenalinas sudirba, nes irgi, kaip pavyzdys, turiu aš tą tokį, nežinau, yra kažkas su šitų 140 tokio magiško, tokio nepaaiškinamo, kas mane tiesiog truputį išmuša. Ta prasme, vis tiek kažkokį sujaučiu tokį virpulį prieš einant spaustą svorį. Nu, bet, okei, atsiprašau. Ta prasme, viskas su tuo okei, nu ir tiesiog reikia laiko, daugiau praktikos tuo pačiu svoriu ir jis bus toks pats casual, kaip dabar, tarkim, 120. Ir aš manau, kad labai greitų laiko pagal tai, kaip jaučiasi ta štanga. Tai va, žodžiu, viskas normaliai, pumpuojam geležį toliau, skaičiai kyla, savaitės eina ir ruošimės tiesiog sekančiom varžybom ir viskas. Tai va, ačiū visiems, kurie vėlgi pažiūrėjote iki galo, visiems, kurie komentuojat, laikinat ir prenumeruojat. Su jumis buvo Lukas ir iki kitų kartų.